6 ir 7 verslo problemos. Aplink jūs žmonės nuolat konfliktuoja. Tiek darbuotojai, tiek vadovai, tiek verslo partneriai. Ir nesvarbu, kai dažnai keičiate komandą ar partnerius, nesutarimai vis kartojasi. Taigi sprendimai. Pirmas žingsnis yra suprasti, kad tokios situacijos nėra atsitiktinė. Tai nuolat atsidurite tarp žmonių, kurie ginčijasi, konkuruoja ar kuria įtampą, tai rodo ne tik jų elgesį. Tai atspindi seną įprotį, kuris vis dar veikia jūsų viduje. Todėl būtina būti itin atidiems ir vengti bet kokių pokalbių, kurių tikslas supriešinti kitus. Ir nesvarbu, ar tokie žodžiai paremti tiesa ar melu, jeigu jie skirti atitolinti du žmonės vienas nuo kito, jie kuria destrukciją. Ar žinai, ką jis iš tikrųjų galvoja apie tavo projektą? Girdėjai, ką jis kalbėjo apie tave? Tokios frazės atrodo nekaltos, bet būtent jos paleidžia konfliktų grandinę, kuri vėliau atsispindi jūsų versle ir santykiuose. Svarbu suvokti, kad šis įprotis nebūtinai atsirado dėl to, kad taip elgėtės vakar ar praeitą mėnesį. Jis gali būti daug senesnis ir kuo ilgiau jis išbuvo mūsų pasąmonėje, tuo labiau sustiprėja. Galbūt jūs jau seniai nebesielgiate taip, kaip kadaise, tačiau senasis įprotis vis dar aktyvus ir pritraukia panašias situacijas. Todėl turite sąmoningai ir atkakliai vengti bet kokio elgesio, kuris kursto kalbas, skleidžia įtampą ar supriešina žmonės, net ir smulkiausiose situacijose. Būtent jūs, susidarantis su šia problema, turite būti ypatingai atidi savo žodžiams ir intencijoms. Ir štai kas svarbiausia. Šis metodas nesiūlo eiti ir bandyti mokyti kitus, kaip jiems reikėtų elgtis. Jis kviečia pažvelgti į save. Tai, kad konfliktai nuolat vyksta jūsų akivaizdoje, jūsų pasaulyje, yra ženklas, kad jūsų viduje vis dar veikia senas įprotis, kuris kuria tokias aplinkybės. Aplinka versle ir partnerystėje keičiasi tada, kai jūs patys pasirenkate būti žmogumi, šalia kurio kiti jaučiasi saugus, išgirsti ir vienijami bendram tikslui.